Sveiki, pristatau Jums Canva naujieną, kaip mes galime įsikelti laikroduką Canva pateiktyse. Tai laikmatis, atgalinis laiko skaičiavimas, laikrodukas, kaip pavadinsi, kalbame apie tą patį. Tai pirmiausia, mes esame Canva pateiktyje ir galime paspausti laiką nuo 1 iki 9, tiesiog iš klaviatūros, pavyzdžiui, spaudžiu 5 ir atsirado laikrodukas. Ir čia galime atsistoti ant laiko ir įrašyti mums reikalingą laiką. Pavyzdžiui, galbūt mums reikia 30 minučių, įrašau 30 minučių ir spaudžiu play. Ir viskas, laikas skaičiuojasi atgal. Ir ką mes dar galime padaryti, galime įkelti muziką kaip foną. Tai viršuje laikrodžio matome fonas, pavyzdžiui, renkuosi dramatišką muziką. Galiu eiti garsumą ir padaryti jį tylesnį ar garsesnį. Jeigu greitai mums reikia pridėti 1 ar kelias minutės, tai galime spausti +1 minutė ir matome laikas tiksi, tačiau mes galbūt dar pridėjome kelias minutės. Jeigu reikia atstatyti laiką, spaudžiame reset time ir jau turime 30 minučių tiek, kiek mes įrašėme. Taigi puiki naujiena ir džiaugiuosi, kad galiu Jums ją pristatyti. Tai jeigu Jūs nemokate dirbti su Canva, tai žinoma kviečiu apsilankyti puslapyje coursera.lt, kur Jūs rasite labai išsamų kursą pateikčių kūrimą su nemokama programa Canva. Ir čia galėsite studijuoti savo patogiu laiku. Tiesiog turite laiko, prisijungiate ir studijuojate. O jeigu norite susitikti nuotoliniu būdu, tai sekite naujienas Facebooko puslapyje Canva mokymai. Ir čia skiltyje events jūs matysite, kada bus artimieji Canva kursai apie pateikčių kūrimą. Tai tikiuosi, Jums tai buvo naudinga ši informacija. Jeigu norite išbandyti Canva Pro 30 dienų nemokamai, skanuokite QR kodą ir neužmirškite paspausti like bei subscribe ir sekti šį mano kanalą, taip įkvėpsite mane ir toliau kurti apie Canva turinį lietuvių kalba. Tai tiek šiam kartui ir sakau Jums iki.